viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnai nusprendė suorganizuoti renginį pavadinimu Vasara pasitik saugiai. Šios dienos tikslas yra suburti jaunimą bei bendruomenę ir skleisti prevencinę informaciją apie viešojoje vietoje daromus teisės pažeidimus, smurto, patyčių, narkomanijos tematiką. Policijoje tarnybiniai šunys. Gal išvardinsiu, kad net ne jūsų socialinis skatinimas, būtent žodžiu, paglostyti ir panašiai. Jaunimas sako, ne, mes galim paslėpti taip, kad šuo tikrai neras. Aš galiu drąsiai teikti ir pasakyti, kad paslėpti yra neįmanoma. Tiesiog priklauso nuo laiko. Kiek laiko... Aš čia vadinu matuku, jo vadinu matais, būtų komplektas ir visokiais žemės, tarpusės, taip toliau.